Jungtinių Amerikos valstijų kalėjimuose laikoma daug pavojingų ir garsių kalinių. Vienas aršiausių – Fredis Džiasas. Fredis visiškai nesigailėjo dėl žmogžudysčių. Fredis šovė jam į galvą. Jį užverbavo mafija, kad suvestų sąskaitas ir pašalintų konkurentus. Jis gavo 9 kulkas į viršutinę kūno dalį – galvą, kaklą. Pirmiausia, radome sporbatį ant skeleto liekanų. Džiasas daugybę metų išvengė atsakomybės už žmogžudystę. Jam patiko žaisti su teisėsaugos institucijomis ir manipuliuoti. Jis buvo žudikas, o policija niekaip neįstengė jo pričiupti. Galiausiai jį sugavo, bet kalėjime jis tapo dar žiauresnis. Smurtautojo reputacija seka kalinį visur. Vakar rytą Džiasas mirtinai sumušė Vaitį Baldžerį, beveik išlupo jam akis. Skundikų jis nemėgo, turėjo priežasčių keršyti ir nužudė. Su juo negalima juokauti, jis padarys, ką užsibrėžęs. Įdėjo spyną į kojinę ir mirtinai jį sumušė. Džiasas pasiryžęs įgyvendinti savo tikslus, nužudyti visus, kuriuos nuspręsta pašalinti. Pavojingiausi kaliniai pasaulyje. Hazeltonas – griežto režimo federalinis kalėjimas vakarų Virdžinijoje. Sąlygos kalėjime tokios sunkios, kad kaliniai jį praminė kančių kalnu. Ta institucija turi žiauraus kalėjimo reputaciją. Ten reikia kovoti už savo gyvybę ir nuolat žvalgytis per petį. Kiek žinau, ten įvykdytos kelios žmogžudystės. Vienas žiauriausių Hazeltono kalinių – Fredis Džiasas. Fredis Džiasas iki gyvos galvos nuteistas recidivistas, nusikaltėlio kelią pradėjęs ankstyvoje paauglystėje. Abu su broliu buvo neklaužados, visi jų bijojo. Fredis Džiasas itin pavojingas. Jis graikų kilmės, tačiau kaip samdomą žudiką jį pasamdė italų mafija. Jam patiko, kad garsėjo kaip žudikas. Kalėjimas nenumalšino Džiaso kraujo troškimo. Kalėjime jis toliau žudė. Džiasas sugebėjo jį užmušti spyną kojinėje. Jis toliau dirbo mafijos samdomų žudiku, nes jam toks darbas patiko. Fotijosas Džiasas, pravarde Fredis, gimė 1966-aisiais Springfield'e, Masačusetso valstijoje. Šeimoje augo su jaunesniu broliu Tajumi. Springfieldas tuo metu buvo neramus miestas, varginamas skurdo ir bedarbystės. Paauglystėje Fredžio ir Tajui muštynės buvo kasdienybė. Brolis Tajus areštinėje sėdėdavo dažniau. Neprisimenu, kad iki 10-mečio vidurio Fredis būtų turėjęs rimtų problemų. Tiesa, žinojau, kad nevengdavo paleisti į darbą kumščių. Kartą po rimtų muštynių Fredžio brolis Tajus atsidūrė kalėjime. Aš esu Antonis Arilota, buvęs Dženovesių mafijos Springfieldo grupuotės vadeiva. Sėdau į valstijos kalėjimą 5 metų laisvės atėmimo bausmei už šaunamojo ginklo laikymą ir panaudojimą. Atlikdamas bausmę 90-aisiais susipažinau su Tajumi Džiasu. Tuomet kalėjau Concordo valstijos kalėjime. Fredis buvo labai atsidavęs broliui ir dažnai lankydavo jį kalėjime.
Freddy Giasą pirmą kartą sutikau 90-aisiais. Jis atvažiuodavo aplankyti savo brolio Tajaus, su kuriuo sėdėjau vienoje kameroje. Taigi matydavau Freddy per pasimatymus. Priešingai nei brolis, Freddis Giasas atrodė doras šeimos žmogus. Freddis dirbo savo šeimos juvelyrinių dirbinių parduotuvėje ir nesišlaistė po gatves. Jis buvo vedęs, turėjo vaikų, naktimis nakvodavo namie su žmona ir vaikais. Nepaisant tokio įvaizdžio, jis jau buvo pakeliui į nusikaltėlio karjerą. Jo jaunystės nusikaltimai buvo susiję su sukčiavimu kreditinėmis kortelėmis ir netikro kokaino gamyba. Šitaip apiplėšinėjo žmonės. Įkvėpimo Freddis ėmėsi iš brolio Tajaus ir jo draugo Antonio. Jie paskatino žengti jį nusikaltimų keliu. Mudu su Tajumi buvome paskata. Į kalėjimą sėdome jauni, daug jam pasakojome, kaip kalėjime smagu, galima muštis, užsiimti nelegalia veikla, galima uždirbti pinigų. Neva kalėjime gyvenimas nesibaigia, čia gali užsidirbti, lošti ir vartoti narkotikus. Manau, Freddis sužavėjo mintis, kad taip įmanoma net griežto režimo kalėjime. Todėl jis pratinosi prie tokio gyvenimo būdo. Atlikę bausmę, Antonis ir Tajus išėjo į laisvę ir liko draugais. Kaliniams draugauti ir megzti stiprius ryšius yra įprasta. Jiems išėjus į laisvę, tas ryšys išlieka. Yrant Fredžio santuokai, jis vis labiau grimzdo į nusikalstamą pasaulį. Galiausiai su žmona išsiskyrė, pamažu klimpo giliau, nelegaliai prasimanydavo pinigų, bet iki 10-ojo dešimtmečio vidurio rimtų problemų neturėjo. Tada apiplėšė sunkvežimį su kompiuteriais ir kitomis prekėmis. Gavo 4 metus ir į kalėjimą sėdo 97-aisiais. Kalėjimas labai pavojinga vieta tiek pareigūnams, tiek kaliniams. Sakyčiau, kaliniams pavojingesnis, nes jie negali išeiti, privalo kalėti, o mūsų pagalba ribota. Fredžiui Giasui kalėjimas buvo įkvėpimas. Kalėjime Freddis mėgo leisti laiką su tais, kurie sėdėjo už kelias žmogžudystes ir buvo visų gerbiami. Jo kaip rimto nusikaltėlio gyvenimas prasidėjo tada, kai buvo paleistas po pirmo teistumo. Mes tapome gana neblogais draugais. Jaunystėje augome smurtingoje aplinkoje, mušdavomės su konkuruojančiomis miesto gaujomis. Pas mus jis pritapo greitai. Jei kildavo konfliktas, Freddis imdavosi reikalo. Visi kartu rodydavome savo galią, kai buvau įpratęs nuo mažens. Nenuostabu, kad išgarsėjęs Springfielde netruko sulaukti vienos seniausių ir šiurpiausių Amerikos nusikalstamos organizacijos pasiūlymo. Springfielde jau kelis dešimtmečius veikė gerai įsitvirtinusi italų mafija. Vakarų Massachusetts'e, kur aš dirbau, dominavo Genovesių šeima. Jie siekia naudos savo. Jie ne tie, kurie turtingųjų pinigus atiduoda vargšams. Jie plėšia ir pasilieka savo. Genovesiai turbūt didžiausia ir galingiausia italų mafija šalyje. Veiklą pradėjo Niujorke. Springfielde buvo jų atskira grupuotė, vienijusi daug bendraminčių. Springfieldo mafija vietos bendruomenėje sukūrė baimės atmosferą, terorizavo parduotuvių ir įmonių savininkus. Genovesių grupuotės nariai ir jų bendrininkai užsiiminėjo turto prievartavimu,
finansinių sukčiavimų, skolinimų už didelės palūkanas. Gatvės reketas buvo jų pelningiausia veikla. 34 Fredis, išsiskyręs, susipažinęs su organizuotu nusikalstamumu, nusprendė, kad jam su ta šeima pakeliui. Tuomet jo mąstysena dar labiau palinko į organizuoto nusikalstamumo ir mafijos pusę. Holivudo filmuose mafija rodoma patraukliai. Žiūrovus visada žavėjo Džonas Gotis, juosta Žmogus su randu ir panašūs filmai apie mafiją. Gali būti, kad Džiasas įsivaizdavo save kaip kitokį nusikaltėlį. Jam patiko smurtauti, bet jis tą teisino didesnę misiją – būti organizuotos nusikaltėlių struktūros dalimi. Fredis su broliu Tajumi greitai užsitarnavo žiaurių gatvinių reputaciją. Buvau girdėjęs apie brolius Džiasus. Jie žinomi vakarų Springfieldo nusikaltėliai, daug kur prikišę nagus. Būta vagysčių, smurtavimo. Jie tapo mafijos samdiniais. Jei nutardavome ką nors primušti dėl to, kad mums trukdydavo arba rodydavo nepagarbą, Fredis ir Tajus važiuodavo su manimi. Genovesių mafija buvo labai garsi, ypač tais laikais. Peršasi mintis, kad Džiasas irgi norėjo išgarsėti, kad visi apie jį žinotų, galbūt būtų paaukštintas. Sąsaja su Genovesiais tikriausiai buvo svarbi jos savimeiliai. Jei tekdavo panaudoti ginklus ir žudyti, visada į kompaniją rinkdavausi brolius. Iš šeimos žmogaus Fredis Džiasas virto mafijos smogiku. Mafija buvo pasaulinė, metusi iššūkį vyriausybėms, kontroliavo profsąjungas, politikus ir tam tikro lygio netgi teisėsaugą. Fredis dirbo ir kitose valstijose. Padėjo įtakingam mafijos bosui Arčiui Naigro. Maždaug 2003-aisiais Niujorke tarp Arčio Naigro ir Franko Dadabo kilo nesutarimų. Paaiškėjo, kad jis kažkaip įžeidė ar parodė nepagarbą Arčiui Naigro, tuomet buvusiam Genovesių šeimos bosui. Artis nusprendė, kad tas žmogus turi mirti. Šiam darbui puikiai tiko Fredis ir Tajus. Žmogžudystė buvo planuojama kruopščiai. Jiems papasakojo, kur tas žmogus gyvena, kada kas rytą eina į kitą gatvės pusę prie savo automobilio. Teko išvažiuoti 3 nakties, nes jis iš namų išeina 6. Kelias savaitės ruošėsi, Fredis ir Tajus buvo pasirengę žmogžudystei Niujorke. Jie važiavo mašina, vairavo Fredis. Vežėmės ginklus su duslintuvais. Jei mus su tokia praeitimi būtų sustabdę policininkai, būtume gavę 20 metų vien už ginklų laikymą. Labai rizikavome. Jie pasiekė judrią Niujorko gatvę, kurioje gyveno Frankas Dadabas. Ėjo paskutinės valandos iki žmogžudystės vidury baltos dienos. Mes su Tajum sėdėjome ant suoliuko, Fredis mašinoje. Laukėm, kol Frankas Dadabas išeis iš namų. Netrukus išėjo. Jie pamatė iš namo išeinantį žmogų. Pradėjo artintis prie jo mašinos, tas greitai užtrenkė dureles. Tada stovėdami šalia ėmė šaudyti per mašinos langą. Jis gavo 9 kulkas į viršutinę kūno dalį – galvą, kaklą. Broliai sėdo į automobilį ir palikę Franką merdėti išvažiavo. Jie buvo įsitikinę, kad jis negyvas.
Stebuklas, kad jis išgyveno. Tikras stebuklas. Dadabas žinojo, kas užsakė jo nužudymą, tačiau nusprendė nekelti triukšmo ir su policija nebendradarbiavo. Po pasikėsinimo į Franką Dadabą, Fredis Giasas pasikeitė. Buvo aiškiai matyti, kad išpuolis jam patiko. Pasikėsinęs į Franką Dadabą, Fredis Giasas patyrė žiauraus nusikaltimo skonį jau būdamas Dženovesių šeimos nariu. Tai buvo Fredžio krikštas. Pirmas rimtas mafijos smogiko išpuolis, vadinkit kaip norit. Dabar jis buvo pasirengęs kitiems. Jis norėjo būti žinomas kaip žudikas. Aš taip nenorėčiau. Nužudęs norėčiau, kad žmonės galvotų, jog tai kažkieno kito darbas, kad aš su tuo nesusijęs. Bet jis mąstė kitaip. Jis norėjo būti atpažįstamas kaip žudikas. Fredis pasinaudojo galimybę mafijai priimtinų būdu įspręsti dar vieną problemą. Tos problemos pavardė Garis Westermanas. Sužinojome, kad Garis buvo policijos informatorius. Nutarėme jį neutralizuoti. Sukūrėme planą, kaip nužudyti. Sugalvoju įvilioti Westermaną į vieną gyvenamąjį namą, prisidengdami tuo, kad jį reikia apiplėšti. Apylinkėje turėjau 2 namus. Vienas buvo mano slėptuvė. Įsukus iš gatvės niekas nieko nebemato, todėl ši vieta man labai patiko. Ten buvo tobula vieta tokiam nusikaltimui. Fredis su Antoniu pradėjo ruoštis nužudyti Garį. Kieme iškasiau duobę, ten už kokių 45 metrų. Duobė stovėjo paruošta kelis mėnesius, kol jie pagaliau nusprendė Westermaną nudaigoti. Fredis Giasas su bendrininkais nutarė, kad 2003 lapkritis tinkamas metas nužudyti Garį Westermaną. Fredis ir Tajus Giasai jį čia atviliojo, sumušė ir nušovė. Išėjęs iš garažo pamačiau, kad Fredis su juo grumėsi, nes jis nuo kulkos iš karto nemirė. Antonis liepė Fredžiui šauti dar kartą. Fredis įsitraukė didesnio kalibro pistoletą ir šovė į galvą. Tada Tajus sugrebė Westermaną už diržo ir įvertė žemyn galvą į duobę. Visi svarstė, kur Garis Westermanas staiga dingo. Buvo įtariama, kad jis įsivėlė į kažkokius nešvarius reikalus. Fredis Giasas su broliu žiauriai nužudė Garį Westermaną, o policija laikė jį dingusiu be žinios. Atsikratėm ginklų ir drabužių. Pasistengėm susitvarkyti, kaip įmanydami geriau. Bet kitą dieną tapom taikiniais. Teisėsauga dėmesį sutelkė į mus. Leido aiškiai suprasti, kad mus laiko įtariamaisiais dėl to žmogaus dingimo. Kol kūnas nebuvo rastas, atrodė, kad Fredis su bendrininkais išvengs atsakomybės dėl nužudimo. Sklido visokie gandai, kur gali būti kūnas. Niekas nepasitvirtindavo, bet informaciją privalėjome tikrinti.
Fredžiui Giasui patiko žaisti su teisėsaugos institucijomis ir manipuliuoti. Jis nužudė, o policija niekaip neįstengė jo pričiupti. Tikriausiai norėjo, kad tai tęstųsi. Šitaip tenkino savo savimeilę. Fredis Giasas jau buvo giliai įklimpęs į nusikalstamumą. Praėjus vos kelioms savaitėms po Gario Westermano nužudymo, jis turėjo naują taikinį. Adolfas Bruno buvo mafijos narys. Iš Niujorko kilusios Genovesių šeimos narys. Genovesė yra bene didžiausia ir galingiausia italų organizuoto nusikalstamumo grupuotė šalyje. Jie dirba su kitomis mafijomis visoje šalyje, net Floridoje. Palaiko ryšius su kitų šalių organizuoto nusikalstamumo veikėjais, pirmiausia italų mafija Sicilijoje. Genovesių šeima Masačusetso valstijoje buvo gerai įsitvirtinusi. Springfield'e gyvenęs Adolfas Bruno, arba Didysis Salas, buvo vietinės grupuotės bosas, bet išdavė. Tapo policijos informatoriumi. Nusikaltėlių pasaulyje skundikai vertinami labai griežtai, ypač mafijoje, kuri sėkmingai gyvuoja ir yra organizuota tik todėl, kad yra uždara. Niujorke buvo surengtas bosų susirinkimas. Sprendimas buvo priimtas vienbalsiai ir Fredis Giasas tapo atsakingas už didžiojo Alo nužudymą. Fredis pažinojo tokį Frankį Roachą. Jie bendravo gana artimai, bet aš Frankio nepažinojau. Fredis pasakė, kad jo draugas galėtų nužudyti Alą Bruno. Taip ir nusprendėm. Dabar Fredis buvo ne tik žinomas mafijos smogikas, bet ir žudynių organizatorius. Scena buvo paruošta. Mount Carmelio bendruomenės klube rinkdavosi daugiausiai italų imigrantai. Akylai stebėjome visą apylinkę, kepyklėlę Florentina ir kaimyninių italų klubą, nes mus dominantys žmonės, įskaitant Bruno, dažnai ten lankėsi, tiek pabendrauti, tiek verslo reikalais. Alas Brunas kiekvieną sekmadienį ten lošdavo kortomis, todėl jį nušauti planavome tada, kai pabaigęs paskutinę kortų partiją išeis iš klubo. Mafijos boso Alo Bruno žmogžudystei buvo pasirengta. Fredis Giasas davė nurodymus samdomam žudikui. Bruno vakarojo italų klube, o jo žudikas, Frankis Roachas, laukė plynėje už pastato. Alas Bruno išėjo į lauką su vienu iš saviškių. Frankis priėjo ir pasakė, labas Alai, girdėjau, manęs ieškai. Alas pasisveikino, Frankis į jį šovė. Priėjęs Roachas šovė į Bruno kelis kartus. Kai šis pargriuvo, Roachas nubėgo. Ant šaligatvio prie klubo jis ir mirė. Visa apylinkė buvo sukrėsta dėl tokio įžūlaus nusikaltimo, ypač todėl, kad nušautas toks žinomas žmogus kaip Bruno. Žmogų, kuris nužudys Alą Bruno, rado Fredis. Po žmogžudystės davė jam $10,000. Nesvarbu, pats nužudė ar pasamdė kitą. Svarbiausia pasiekti tikslą. Tai yra pašalinti žmones, kurių buvo nutarta atsikratyti. Tai liudija, kad Giasas bet kokiomis priemonėmis buvo pasiruošęs siekti savo tikslo.
Jei bosas mafijos nariui liepia padaryti nusikaltimą, jis taip pat kaltas. Todėl policija persekiojo ir bosus. Įbauginta vietos bendruomenė tylėjo, taigi policijai prireikė beveik metų, kad tyrimas pasistumėtų į priekį. Nuolatos jautėme FTB, valstijos policijos ir valdžios dėmesį. Nužudymo aplinkybės tyrėme labai nuodugniai. Galiausiai Frankis Roachas buvo suimtas už Alo Bruno nužudymą. Suėmusi Roachą, policija, baimindamasi keršto, nedelsdama perdavė jo bylą teismui. Prieš pat teismo procesą, gal dieną ar dvi, man pranešė, kad jis sutiko bendradarbiauti. Roachas prisipažino, nužudęs Bruno pagal užsakymą. Kaip Alo Bruno nužudymo užsakovą, jis galėjo nurodyti tik Freddy. Taip ir padarė. Galiausiai Fredžiui buvo pateikti kaltinimai dėl Alo Bruno nužudymo. 2007 balandžio 19-ąją Freddis Giasas pagaliau buvo suimtas ir apkaltintas Alo Bruno nužudymo. Kol laukė teismo, buvo rastas jo pirmos aukos, Gario Westermano kūnas. Apie Garį Westermaną, gana artimą Giasų bendražygį, telefonu pranešė anonimas. Jis pasakė, kad Westermanas negyvas, o dėl jo mirties kaltas Arilota ir broliai Giasai. Pamenu, pirmiausia radome sportbatį ant skeleto liekanų. Kūnas į duobę buvo įmestas galva žemyn, taip ir užkasė aukštyn kojomis. In 2011-aisiais Giasas pagaliau stojo prieš teismą ir buvo nuteistas už Alo Bruno bei Westermano nužudymą. Jam skirta kalėti iki gyvos galvos. Giasą nuvežė į Atlantos kalėjimą Džordžijos valstijoje, kuris turėjo pradėti savo bausmę. Šimtmečio senumo įkalinimo įstaigoje kalėjo daug garsių gangsterių, tarp jų Alas Capone. Springfielde, Masačusetso valstijoje veikianti mafija federaliniuose kalėjimuose turėjo savų žmonių. Tai labai pavojinga dominuojanti grupuotė, veikusi savarankiškai, nesidėjusi prie kitų gaujų. Federaliniuose kalėjimuose mafija veikia aktyviai, organizuoja nužudymus laisvėje ir kalėjimuose, prekiauja narkotikais, sudarinėja sandorius. Vieni nusikalstamų gaujų nariai kalėjime jaučiasi saugus, nes ten turi bendrininkų. O kiti, ypač jei sėdi vieni, gali jaustis atskirti. Freddis Giasas netrukus buvo perkeltas į Hazeltono kalėjimą vakarų Virdžinijoje, turbūt vieną pavojingiausių federalinių kalėjimų apygardoje. Ten jis susidėjo su kitais mafijos veikėjais ir tapo grėsminga figūra. Freddis sėdėjo federalinėme kalėjime. Masačusetso valstija garsėjo tuo, kad Bostone veikė labai pavojinga grupuotė, pasiruošusi kaip mat nužudyti bet ką, kas turi kokių nors ryšių su teisėsauga, ypač jei yra informatorius. Freddis sėdėjo su tos grupuotės nariais, jie kaip organizuoto nusikalstamumo vilkai laikėsi drauge. Freddis Giasas įgijo daugiau priešų nei draugų. Kalėjime su vienu priešu jam teko susidurti akis į akį. Tarkim, gaujos narys išnaudojo žmogų arba jį reketavo,
O dabar jiedu susitiko kalėjime. Tas reketuotas žmogus tikrai žiūrės į kitą kreivai. Jis irgi buvo linkęs į smurtą. Gyvenimas už grotų nėra ramus. Toks pat neteisėtas verslas, prie kurio Fredis buvo pratęs laisvėje, sukosi ir kalėjime. Žmonės mano, kad kaliniai neturi galimybės, tarkim, užsiimti kontrabandą. Netiesa. Iš patirties žinau, kad beveik kiekvienas kalinys turi ginklą, kurį gali bet kada panaudoti. Pažįstu kalinių, kurie skustuvo peiliukus laiko burnoje. Vienas kalinys man parodė, kaip iš tualetinio popieriaus pasigaminti kastetą. Kai mane atvežė į valstijos kalėjimą, jau kitą dieną pamačiau, kaip vienam kaliniui suknežino kaukolę. Pasėdėjęs vos metus, Fredis išgirdo naujieną, kad atvežamas naujokas domina Springfieldo mafiją. Whitey Bulgeris buvo garsus gangsteris, Bostone turėjęs savo šutvę. Jo biografijoje buvo visko – prievartavimų, žmogžudysčių, prekybos narkotikais. Jis buvo italų mafijos konkurentas. Bulgeris, įtakingas organizuoto nusikalstamumo veikėjas, turėjęs ryšių su FTB. FTB agentas Connolis buvo artimas jo draugas. Bulgeris teikdavo jam informaciją apie italų mafiją, o agentas praneždavo, ką planuoja teisėsauga ir kas yra informatoriai. Tai Bulgeris išsiaiškindavo, kuo reikia atsikratyti. Bulgeris dešimtmečius išvengė baudžiamojo persekiojimo, kol galiausiai 2011-aisiais buvo demaskuotas, suimtas ir nuteistas už kelias žmogžudystes. Per teismo procesą paaiškėjo, kad jis buvo FTB informatorius. Kai sėdo į federalinį kalėjimą, visi jau žinojo, kad jis bendradarbiavo su teisėsauga. Žinia apie informatorių netrukus pasiekė Fredžio Giaso ausis. Giasas nekentė skundikų. Turbūt pažinojo žmonių, kurie Bulgeriui įskundus pateko į kalėjimą. Taigi turėjo daug priežasčių kerštauti ir norėjo jį nužudyti. Dauguma kalinių tiesiog atlieka bausmę ir grįžta į laisvę. Bet yra ir tokių kaip Giasas, kurie būdami kalėjime toliau daro nusikaltimus. Paprastai jie turi asmenybės sutrikimo arba yra psichopatai, ypač jei jie pavojingiausia nusikaltėliai pasaulyje. Buvimas pataisos įstaigoje jiems nedaro jokios įtakos. Jie toliau užsiema nusikalstama veika, o tai paprastai yra psichopatijos požymis. Whitey Bulgeris buvo arogantiškas, su kaliniais ir darbuotojais bendraudavo iš aukšto. Kalėjimo personalas jo nemėgo. Iš karto tapo problemiškų kalinių, todėl nuspręsta perkelti jį į Hazeltoną. 2018-aisiais Whitey Bulgerį siuntė į tą pačią įkalinimo įstaigą, kurioje iki gyvos galvos sėdėjo Fredis Giasas. Man regis, jis nesuprato, koks didelis pavojus jam gresia kalėjime. Jis tebesijautė bosas, žmogus, kurio reikia bijoti. Laisvėje jo Whitey Bulgerio bijojo visi, o kalėjime jis buvo tik informatorius, nebe bosas. Jis tapo taikiniu. Mafijoje galioja tam tikras kodeksas ir taisyklės, kurių reikia laikytis, o skundimas vienas blogiausių nusižengimų. Į informatorių žiūrima kaip į didžiulę grėsmę bet kokiai nusikalstamai organizacijai, ypač mafijai. Suprantama, kad Giasas informatorių nekentė.
Skundikų ir informatorių kalėjimuose nekenčia. Taip pat seksualinių nusikaltėlių. Jų, švelniai tariant, nemėgsta. 89 Vaitis Baldžeris atvyko į Hazeltono kalėjimą, nežinodamas, koks pavojus jam gresia. Jis sutiko būti apgyvendintas su kitais kaliniais. Jį atvežė vakare. Kalėjimas jau buvo užrakintas nakčiai, kaliniai savo kamerose. Kamera jam buvo paskirta iš anksto, todėl kameros draugas žinojo, kad jie atves. Visi kaliniai turi pasirašyti dokumentus, kad nebijo ir jaučiasi saugus būti bendroje zonoje. Nežinau, kodėl jis sutiko kalėti bendroje zonoje. Nakčiai jį uždarė su kitu kaliniu, o rytą atrakinus kameras, Džijasas galėjo laisvai pas jį nueiti. Ėjo paskutinės Vaičio Baldžerio gyvenimo valandos. Džijasas buvo pasiryžęs ir toliau žudyti svarbius mafijos veikėjus, kad ir kiek jam tai kainuotų. Į griežto režimo Hazeltono kalėjimą informatoriumi tapęs gangsteris Vaitis Baldžeris atvežtas vakare. 6:30 ryto kamerų duris automatiškai atsirakina. Rytą atidarius kameras, Džijasas galėjo laisvai pas jį nueiti. Fredis Džijasas buvo pasiryžęs pulti Baldžerį. Jis buvo ginkluotas žiauriausių kalėjime prieinamų ginklu. Spyna kojinėje arba prisegta prie diržo. Dažnas ginklas kalėjime. Įsuka ir trenkia aukai per galvą. Džijasas su bendrininkais artėjo prie Baldžerio kameros. Vaizdo kameromis matomi ne visi kalėjimo kampai. Nuteistieji tai žino ir tuo naudojasi. Ten ir puola. Personalas dažnai nepastebi incidento ir auką randa vėliau, jau nukentėjusią. Baldžeris buvo rastas žiauriai sumuštas. Mirtinai. Džijasas užmušė jį spyną kojinėje. Vaičio Baldžerio gyvenimas baigėsi siaubingai. Hazeltono kalėjime neprabuvus nė pusės paros. Išgirdęs apie Baldžerio nužudymą, juokais pasakiau, kad tai tikriausiai Fredžio darbas. Po kelių valandų kažkas man paskambino ir pasakė, kad Fredis iš tiesų susijęs. Aš buvau sukrėstas. Nors užpuolimas buvo gerai suplanuotas, kameros užfiksavo Džijasą įeinantį į Baldžerio kamerą ir po kelių minučių išeinantį. 89 metų vyras sumuštas neatpažįstamai, įtariamasis mafijos smogikas Fredis Džijasas. Žinia kaip mat pasklido ir kalėjime, ir už jo sienų. Fredis Džijasas tapo pagrindinę naujieną. Kalėjime reputacija svarbiausias dalykas. Smurtautojo reputacija seka visur. Jei pirmais metais badys ir puldinėsi, tas įvaizdis lydės ir vėliau. Visi manys, kad su tavim geriau nesipykti, nes reikalus tvarka jėga. Fredžio žinomumas visoje šalyje augo kaip ant mielių. Mafijos smogikas Fredis Džijasas iš vakarų Springfieldo vakar rytą mirtinai sumušė Vaitį Baldžerį, kone išlupo jam akis. Žiniasklaida turbūt buvo svarbi Džijaso motyvacijai.
Jis norėjo išgarsėti ir taip patenkinti savo savimeilę. Kalėjime nužudęs įtakingą nusikaltėlį, sustiprini savo reputaciją ir pelnai kalinių pagarbą. Juk užmušei ne eilinį chuliganą, o žmogų, kuris jiems kažką reiškia. Džijasas su bendrininkais nedelsiant uždarė izoliatorių. Ten jie laukė tyrimo ir kaltinimų. Izoliatoriuje kaliniai sėdi uždaryti, išeiti negali. Surakintus veda į dušą ir pasivaikščioti į kiemelį. Tie kaliniai kameroje praleidžia beveik visą parą. Tikroji bausmė – kalėjimas kalėjime. Kai kurie nuteistieji kalėjime puldinėja, prievartauja, žudo, todėl juos reikia itin atidžiai stebėti. Dabar jau ne tik artimiausi bendražygiai žinojo tikrąją Fredžio Džijaso prigimtį ir žiaurumą. Mafijos veikia itin slaptai, tikslingai stengiasi likti anonimiški ir neafišuoti savo nusikaltimų. Fredis dėl įvykdytų žmogžudysčių neatgailavo. Arba nužudysi tu, arba gavę progą jie pribaigs tave. Buvome susitaikę su mintimi, kad galim žūti. Mes žudėme, vadinasi ir patys galėjome taip mirti. Toks buvo mūsų gyvenimas. Įdomu, kad Džijasas italų mafijoje aukšto statuso neturėjo. Tačiau nusikaltimus darė tarsi veiktų organizuoto nusikalstamumo labui. 2022 rugpjūčio 18-ąją, beveik 4 metus laukęs izoliatoriuje, Fredis Džijasas su 2 bendrininkais pagaliau išgirdo kaltinimą dėl sąmokslo įvykdyti pirmojo laipsnio žmogžudystę. Jis jau sėdėjo 16 metų. Manau, to žmogžudystės kalėjime neturėjo būti. Bet nutiko. Patys taip pasirinko. Taip nutiko. Dėl teismo Džijasas nesijaudino. Jis ir taip jau kalėjo iki gyvos galvos. Nuteistieji iki gyvos galvos elgiasi skirtingai. Teko sutikti tokių, kurie suprato kaltę ir stengiasi išnaudoti laiką kuo prasmingiau. Esu susidūrusi ir su kitokiu požiūriu. Jie galvoja, ir taip sėdėsiu iki gyvenimo galo, todėl man niekas neberūpi, darysiu, ką noriu. Esu sužeistas, todėl ketinu skaudinti kitus. – 2023 spalį Fredį Džijasą perkelė į itin griežto režimo federalinį Florenco kalėjimą Kolorado valstijoje. Nusikaltusieji kalėjime yra išvežami į griežto režimo instituciją, vieną iš kelių labiausiai saugomų šalyje. Fredis buvo įtariamas Vaičio Baldžerio nužudymu, todėl jo sąlygos pablogėjo. Jis sėdo į itin griežto režimo kalėjimą, bet žudikai nenurimsta net ir ten. Jei yra noras, atsiras ir priemonių. Manau, Fredis kalėjime gali padaryti daugiau žiaurių nusikaltimų. Kadangi jo psichopatija stipri, nužudė žmogų laisvėje, tada kalėjime nematau priežasčių, kodėl negalėtų to pakartoti, kad ir koks griežtas būtų režimas. Jei nori gyventi taip, kągi, tavo sprendimas. Visi turi apsispręsti. 2023 pabaigoje Fredis dar laukė teismo už Vaičio Baldžerio nužudymą.
Režisierė Leticija Meruvija. Tekstą vertė Vaidas Bučys, redagavo Donata Katinaitė, skaitė Andrius Kavaliauskas. Garso režisierius Julius Palavinskas, įgarsinta LRT.